Sveiki visi. Nu, būk natūrali! Aš nemoku! Sveikos moteris ir ne moteris, ir šiandien yra moterų diena. Ir va čia moteris. Mes švenčiam moterų dieną, kovo 8 dieną. Ir mes sugalvojom kažkokį video padaryti. Nežinom, ką daryti, tai sugalvojom nufilmuoti tiesą drąsą. Yra toks senas žaidimas, iš tikrųjų labai lievas. Bet tikrai pažinėsit mus. Ir jo. Ir pradėsim. Gerai. Pasirenkam, man atrodo, geriau iki 14 metų, nes klausimai pernelyg pikantiški mums nepatiks. Nežinau, kad dėk su jais, kol aš pasirinksiu. Gerai. Tik svarbiausia, kad būtų normalūs klausimai, nes... Nu tai sakyk kažką. Ką man Bendrauk su mano gerbėjais. Čia yra Justina, čia mano sister. Jinai yra jau biški suaugus, 10 metų vyresnė už mane, tai gali skaičiuoti kiek metų. Daug. Gerai, Justina. Gerai. Spausk. Mai, gerai. Ok, drąsa, Justina. Įsidėk 2 šaukštus cukraus į burną ir sudainuok 2 gaidelius. Gerai, mes cukraus neturim, bet leisiu tau sudainuoti 2 gaidelius. Karolina, drąsa, esi indėnas 5 minutės. Seni, aš indėnas 25 valandas per parą. Jei galėtum turėti bet kokį darbą, kuo būtum? Justina, kuo būtum? Palauk, pagalvosiu. Fotografija. O kodėl fotografija? Tu mėgsti fotografuoti? Jo, ir fotografuotis. Tai ne fotografija, gal modeliu? Nu, moterį. O kodėl? Man patinka. Ai, žmonės, iš tikrųjų, aš čia logai apsirengiau. Palaukit sekundėlę, aš tai grįšiu. Palaukit, man pasidėti. Norėčiau papasakoti apie Karoliną, apie jos vaikystę. Jinai būdama maždaug iki 2 metų, jinai pati eidavo į parduotuvę ir tėvai leisdavo, net keisdavo. O kaip nenabodžiavo draugai mano? Lauk. Aš apsirengiau biški šventiškiau. Biški labiau kaip reikia per Vibeo. Vibeo. Klausimas, ar esi įsimylėjęs ką nors? Tai atsakymas yra taip. Aš myliu žmonės, aš myliu visus, aš myliu gerą orą. Pro langą galite matyti gerą orą. Pažiūrėkit, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, koks tobulas oras, kaip švyti saulė. Kaip galima nemylėti saulės tokios gražiaus? Ir jei būtum priešingos lyties, kokį vardą turėtum? Aš? Tai pavardas? Artūras. Artūras? Kodėl Artūras? Man patinka tas vardas. Artūras. Tiek vardų pasaulyje pasirinkai Artūrą. Nu ir o ką? Tu gal Dūra? O man vot? Artūras. Gerai, mano eilė. Gerai, tiesa. Kuo iš šio rato labiausiai nepasitikė? Šio ratas toks. Prailgas ratas, kaip čia sakant. Gerai, Justina. Tiesa. Ar turi giminių kalėjime? Ne. Kodėl? O tu neturi draugų kalėjime, taip kai tu zonai sėdėjai praeitą kartą paminė už vagystę, tai tu nesusiradai draugų? Aš zonoj, aš visai už kitus dalykus sėdėjau. Jei galėtum keliauti laiku, kur nukeliautum? Šiaip nukeliaučiau keletą metų atgal ir pasidaryčiau kitus pasirinkimus gyvenime ir gal gyvenčiau dabar geriau. Tai va. O kur tu nukeliautum? Čia gal klausimas tau būtų. Čia grinai į užsienį? Aš jeigu laiku, aš labai norėčiau akmens amžių nukeliauti. Jinai galėjo pasirinkti kiekvieną laiką, gražiausią laiką, viską. Ne, akmens amžių. Tam pofik, tam nereikia dirbti. Jo, nereikia dirbti. Taip. Jo, ugnies nėra, maisto nėra, susimedžiot maistą turi, nereikia dirbti. Ne, aš turėčiau medžioti, man vyrai medžioti. O tai, seni, tau nebūtų dušo, tau nebūtų jokių vietos gyventi, tu valgytum žalią mėsą. Ar turėjai įsivaizduojamą draugą? Ne. Kodėl? Kam jis man nafik? Bet tai kodėl neturėjai jo? Klausimas. Ką žinau, každūrą, kokį įsivaizduojamą draugą turėtų? Viskas, šitas video jau biški blogas. Ar sisiojas į baseiną? Kas sisiojas į baseiną? Čia su tokiom klaidom padaryta. Ar sisiojas į baseiną? Tu sisiojas į baseiną? Aš ne, nei karto tu. Taip.
Čia kiekvieno žmogaus O yra... pamėlynavo vanduo čia? Nešyva? Pamėlynavo mano veidus. Jei būtum maistas, koks būtum? Iš tikrųjų, jeigu būčiau maistas, tai būčiau jaučiu avižinę košę arba koks mango. O tu kas būtum? Tikriausiai. Artūras akmens amžiuje su kriaušėmis. Seni, tu esi tobulumas. Tai tikriausiai, man tie klausimai iš tikrųjų labai nesąmoningi nusibodo, tai išjungiu įrašą. Dar kartą sveikinu visas merginas, moteris su jūsų diena, kovo 8 diena. Šypsokite, švitėkite, jūs karalienės, jūs princesės, jūs pačios geriausios. Palinkėk kažką. Visą laiką būkit tokios gražios kaip ir dabar. Taip. Likit gražios, mylėkit Ir būkit viską. mylimos. Ir būkit mylimos. Atsirinkit žmonės, su kuriais bendrauti reikia. Švitėkit ir džiaukitės pavasariu, nes pavasaris yra moterų metų laikas. Nežinau, kodėl tą pasakiau, bet taip. Tai iš tikrųjų, geros jums likusios savaitės. Video keliu ne pirmadienį, kaip visada galiu kelti dažniau. Su jumis buvo mano sesė Justina. Justina ir aš Karolina. Susitiksime jau kitą pirmadienį, arba kitą dieną. Labai ačiū jums ir tuoj bus 400 000 prenumeratorių ir tą progą padarysiu didelį konkursą. Tai dar kartą pasakyk kažką, paskutinis žodis. Kažką tokio gero, kad galėtum būti bam atsisveikinimas, no? Kažką tokio protingesnio, tipo, kad parodytum savo esybę. Nu tai, sėkmės. Mane jinai stebina. Gyvenu su ja 17 metų ir jinai mane stebina, tai yra tai gerai. Iki... Ne, stebina gerąją prasme, tai prasme. Fu, nu nebūk šlikšti tokia, nu prašau, Kodėl man nepatinki man.